Sveiki įsijungę mūsų transliaciją iš Kauno. Dariaus ir Girėno stadione susitinka Kauno Žalgiris ir Vilniaus rajono Transinvest. Gratas Sirgėdas su Armanaičium smūgis į vartus ir drebina skersinį Filipas Dangubičius. Štai kokia puikiai Žalgirio kombinacija. 3 lietimai ir kamuolys galėjo atsidurti vartų tinkle. Ananė ir jis būtent prisidėjo prie lygiųjų. Čia perima kamuolį Transinvest ekipa, Stočkūno smūgis. Kamuolio perdavimai ir netaip lengva juos čia sustabdyti. Sirgėdas vėl bando aštrinti žaidimą. Perskaito jo sumanimą svečiai. Benedičičius jungiasi į ataką, jo tolimas šūvis ir koks įvartis! Žanas Benedičičius iššovė iš baudos aikštelės prieigų, iššovė netikėtai ir iššovė rezultatyviai. Kauno Žalgiris veržiasi į priekį 1-0. Ir dar daug varžovų buvo prieš jį. Čia pat ir Ernestas Černevskis turbūt nesitikėjęs. Dangubičius dar bando suregzti spurtą. Pabėga kroatas nuo 2 varžovų ir čia jau guldo jį neleistinai. Raudona kortelė, taip, raudona kortelė buvo parodyta Arminui Čiviliui ir turbūt arbitras traktavo šią pražangą kaip paskutinės vilties. Jau paskutinėmis kompensuoto laiko sekundėmis klimsta vėl Transinvest futbolininkai. Dangubičius šoka prieš vartus, jo smūgis ir gaudo kamuolį Ernestas Černevskis. Bet kuriuo atveju, na, tiesiog patys save spraudžia į kampą Transinvest futbolininkai. Greita Žalgirio kontrataka, Kloniūnas muša įvartį 2-0 ir įteikia savo gimtadienio dovaną. Žalgirio gynėjas Edvinas Kloniūnas už 2 dienų minėsiantis savo 26 gimtadienį išpakuoja ir įteikia savo dovanėlę. Puikiai Žalgirio ataka, visiškai palūžę atrodo Transinvest gynėjai. Dolžnikovas prieš Kobachidzę lengvai atsikrato Kartvelo globos Dolžnikovas. Čia Dangubičius smūgis į vartus. Netaikliai smūgioja Dangubičius ir čia pat Kloniūnas. Kauno Žalgiris užtikrintai 2-0 įveikė A lygos outsiderius Transinvest futbolininkus.